Sveiki, gerbėmieji, esu Artūras Pakėnas, vairavimo mokytojas ir plus vairavimo mokyklos vadovas. Na ir šiame jau antrame video tęsiu pokalbius apie vairavimo mokymosi ypatumus, nes pastebiu, kaip sakiau jau pirmame video, kad didelė dalis mokinių pasimetė klausimuose, nežinojame, kažko nežino, kažko nesupranta ir mano nuomonė nesupranta pačių elementariausių dalykų, kurių nežinant tiesiog negalima mokytis vairuoti. O jie jau būna kartais pasiekę mokymosi, ne va tai mokymosi pabaigą, o dar jiem kyla klausimų, o ką dabar daryti, o kaip čia toliau ir panašiai. Tai tokiu periodu jau reikia viską žinoti. Na, kaip supratau, reiškia, yra kažkur spraga, ar tai vairavimo mokyklos nepasako mokiniam, ar tai instruktoriai, ar tai patys mokiniai neišsiklausinėja viską iki galo, nežino pas ką klausti ar nedrįsta. Tai pabandysiu padėti atsakyti šios klausimus. Tai pirmą video pabaigiau tuo, kad buvo paliesta gana jautri ir skaudi daugeliui mokinių tema, tai yra 30 valandų limitas. Tai yra mažiausias kiekis, kurį mokiniai privalo pravažiuoti su praktinio vairavimo mokytoju. Jeigu jums nesinori važinėti su mokytoju ir mokėti pinigus, važinėkit su šeimos nariais. Svarbu išmokite vairuoti tiek, kad galėtumėte išlaikyti mokyklinį praktinio vairavimo egzaminą ir regitros praktinio vairavimo egzaminą. O vis tik tai patirtis ir praktika rodo, kad jūs neišmokstate. Ir jūs einate į regitrą nežinia ko. Nes jūs pavažinėjate valandą, surandate gailestingą mokytoją, kuris pasirašo jums tą išlaikymą egzamino, nors jūs iš tikrųjų jo nemokate važiuoti dar pakankamai. Ir jūs tada einate į regitrą ir regitroje dabar, nežinau, gal daugeliu, tai čia didžiulė paslaptis, bet tai visur vieša ir labai paprasta ir aišku, kad regitroje dabar egzaminą iš pirmo karto išlaiko tik apie 20% mokinių. Jeigu dar 10 metų atgal išlaikydavo apie 50%. Tai ar jums tų vairuotojų pažymėjimų nereikia ir jūs nebenorite mokytis? Tai čia problema yra. Ir, neanalizuosime, o pabandysiu vis tik atsakyti tos klausimus dėl tų 30 valandų. Ar įmanoma per jas išmokti? Taip įmanoma. Kai kurie žmonės, turintys kažkokių gebėjimų, gabumų, labiau gabūs vairavimui, papuolė pas neblogą instruktorių, turintys gabumų, jie išmoksta per tas 30 valandų mokykloje, jeigu dar keletą valandų su šeimos nariais pavažinėja ir praktiškai viskas tvarkoja. Deja, yra žmonių, kuriems tai sekasi sunkiau, kurių motorika sutrikusi, nemoka manipuliuoti vairu, neišmoksta vairu manipuliuoti pedalais, pavarų dėžė, reiškia pavaromis. Na ir tada jiem atsiranda problemos. Plus pats dalyvavimas eisme pradeda kelti rūpesčių, atsiranda įvairios baimės, bijo didelių mašinų, bijo greičio, bijo vieno, bijo kito ir jau nebežino, ko bijoti. Tai visam tam nugalėti, išmokti vairuoti tiek, kad išlaikyti egzaminą, jau ten apie 30 valandų jau mažokai. Ir aš sakiau, kad paprastai vidutiniškai reikia apie 50-60 valandų. Nieko baisaus tame nematau. Tokia patirtis yra visoje Europoje. Na dabar, kur viso to išmokti, kaip tą pasirinkti instruktorių. Tai turbūt siūlyčiau iš karto pradėti galvoti nuo mokyklos ir instruktorius pasirinkimo. Vienas stipriausių, geriausių dalykų be abejo yra rekomendacijos. Tai mokėsi jūsų pažįstami, bičiuliai. Rekomendacijos internete tokios neįvardintos, ten vardenis pavardenis, ten anonimas, aš mokiausi, čia šaunu. Tai dažniausiai tokios nelabai tikros rekomendacijos. Tikrosios pačios geriausios rekomendacijos iš tikrųjų, kada jas teikia žmonės, kuriuos jūs pažįstate. Jūsų aplinkoje artima aplinka, tai yra, šeima, šeimos nariai, draugai, mokykla, mokyklos draugai, arba jeigu ir viešoje erdvėje, tai iš asmenų, kuriuos jūs pažįstate, rekomenduoja, žodžiu, vienas kitą turėtų pažinoti ir tada tos rekomendacijos yra tvirtos. Tačiau aš, pavyzdžiui, visai nesenai dienų matau skelbimą vienoje iš grupių: rekomenduokite man mokyklą, kurioje nėra milžiniškų eilių ir gali duoti 3-4 pamokas per savaitę.
Nu, jūs klausėte prieštaringos informacijos. Kuria prasme? Dabar įsivaizduokime, kad yra gera mokykla, kurioje dirba geri instruktoriai. Tai be abejo, jie turės daug mokinių ir bus užimti. Ir ten bus eilė. Ir sakydami, kad jūs norite mokyklos, kurioje nėra eilių ir instruktoriai neturi darbo, nu tai dėl to jie ir neturi darbo, kad pas juos nenori niekas eiti. Aišku, galima pataikyti, būna tokių sėkmės elementų ir pas mane žmonės pataiko, būna, paskambina, sako, bet aš norėčiau, o pas mane kaip tik keitėsi, tarkim, dar kažkas atsitiko, kaip tik keitėsi mokiniai. O, aš turiu tokį laiką, galim važiuoti, nors kitą savaitę. Ir viskas gerai, tam tai papuola, bet tai retai. Dažniausiai tenka 2, 3, 4 savaitės laukti. Iki mėnesio mažiausiai tai būna palaukti reikia pas gerą instruktorių arba į gerą mokyklą, kur ten nedaug, bet geri instruktoriai. Tai ieškoti mokyklas, kur nėra eilių ir instruktoriai neturi darbo, nu tai žinot, dar tada už kampo ir pati pigiausia. Tai pati pigiausia, jūs nusipirkite, nežinau, ką nors tokio, naują automobilį už 100 eurų. Jūs suprantat, kad tai nesąmonė, tai nenusipirksi, tas daiktas tiek nekainuoja. Geras daiktas kainuoja tiek, kiek kainuoja. Ir susirasti, reiškia, už labai pigiai, labai gerai, tai yra baisiai naivu. Reiktų vis pamastyti, kad kodėl tas daiktas toks pigus, kodėl jums siūlo ten 100% nuolaidą, ne 150% nuolaidas ten. Kokios nors, šiandien lyginė diena, tai mūsų mokyklai 50% nuolaidas. Kažin, ar iš gero gyvenimo, kodėl ten taip yra. Tai pagalvokite, prieš rinkdamas į mokyklą, vis tik pagalvokite, kas yra gera rekomendacija, ko aš iš tikrųjų noriu, ar aš noriu mokymosi proceso ir išmokti, ar aš noriu imituoti mokymasi, vaikščiodamas pas kažkokį tai nekvalifikuotą instruktorių. Beje, iš tikrųjų reiktų ir pagalvoti, kad rinktis ne mokyklą, o instruktorių. Nes mokysitės jūs ne pas mokyklos administratorę ar pas mokyklos direktorių. Nebent mokyklos direktorius pats yra instruktorius. Tai tada taip. Bet jeigu jūs mokysitės praktinio vairavimo mokymą, pamokas lankysite, reikia rinktis instruktorių. Ir nesvarbu, kokioje mokykloje jis dirba, svarbu, koks jo asmeninė kvalifikacija, kaip jisai dirba. Ir kaip pasirinkti teisingą instruktorių, čia aš vėlgi pabandysiu, arba atpažinti blogą instruktorių. Aš jums pabandysiu papasakoti sekančiame video už poros dienų. O šitam video dar pabaigoje priminsiu, jeigu jau tikrai renkatės nuo pačių pradžių, kas yra labai gerai, rinkitės pagal rekomendacijas. Ir labiau akcentuota rekomendacija būtų ne mokykla, o instruktorius konkretus su vardu ir pavarde. Tai yra tikrai Lietuvoje yra gerų instruktorių. Suprantama, pas juos daug kas nori mokytis ir galbūt jie bus šiek tiek brangesni, galbūt pas juos reikės kažkiek tai palaukti, bet tai to verta. O sekantį kartą pakalbėsime apie tai, kad jeigu jau jūs nesirinkote, o nuėjote tiesiog, draugai pasiūlė, nebloga mokykla, nuėjau, čia netoli namų, labai patogu, kaina labai gera ir papuolėte. Papuolėte pas prastą instruktorių, galbūt pastebėjote, galbūt ne tą laiku ir kaip tai atpažinti, kad jūsų instruktorius turi žemą kvalifikaciją ir ką daryti su tuo. Tai pakalbėsime sekantį kartą. Šiam kartui tiek. Manau, jūs sąmoningai toliau rinksitės mokyklas.